Sveiki visi. Mes esam viešosios politikos ir vadybos 3 kurso studentės. Tai ir parengėm mokslinį straipsnį technostreso tema, bei kokia jo yra įtaka žmogaus sveikatai. Tai visų pirma, mūsų pristatymas susidarys iš teorinės dalies ir statistinio tyrimo. Na, o dabar norėčiau pradėti nuo teorinės dalies, būtent technostresas, kas tai yra. Tai norint išanalizuoti technostreso reikšmę, vertėtų iš pradžių apibrėžti pačią streso sąvoką. Tai stresas yra pirminis organizmo atsakas į patiriamas aplinkybės, kuris pasireiškia fiziškai, emociškai ir psichologiškai. Streso paveikti žmonės negali blaiviai mąstyti ir reaguoti į tam tikras situacijas ir aplinkos poveikius. Pats technostresas tai yra stresas, kurį individai būtent patiria dėl naujųjų informacinių technologijų atsiradimo ir dar kartais yra vadinamas šiuolaikinė nesugebėjimo prisitaikyti prie technologijų liga. Taip pat technostresas gali būti apibūdinamas kaip darbuotojų susijaudinimo būsena, kurių darbo našumas ir procesas yra ypač priklausomi nuo kompiuterinių technologijų. Kalbant apie informacinių komunikacijų technologijų keliamą stresą, tai jis gali būti apibūdintas kaip tiesioginis arba netiesioginis technologijų naudojimo poveikis žmogaus elgsenai, mąstymui, nuostatomis ar net psichologijai. Kalbant apie pačias technostreso priežastis, tai jos yra labai vairios, tačiau pagrindinės priežastys, kurios lemia būtent technostreso atsiradimą, yra susijusios su naujų technologijų naudojimu. Nustatyta, jog yra 5 tokios streso, būtent yra 5 tokios streso faktoriai. Tai visų pirma, tai yra patiriamos technologijų perkrovos. Tai yra būtent tos situacijos, kuriuose darbuotojai turi potencialiai, kuriuose darbuotojams reikia skubiai atlikti darbą, tačiau dėl jų nežinojimų, kaip dirbti su naujausiamis technologijomis, jiems tenka daug ilgiau naudotis jomis. Taip pat technologijų invazija, kuri apibūdina situacijas, kuriuose darbuotojai turi potencialiai būti pasiekti bet kuriuo metu. Jie jaučia poreikį būti nuolat sujungti, tad tokiu būdu nyksta atskirtis tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Taip pat technologijų kompleksiškumas. Tai apibūdina tokius atvejus, kai sudėtingumas susijęs su informacinėmis technologijomis priverčia darbuotojus jausti nepakankamai turinčius įgūdžius, todėl priverčia juos taip pat praleisti laiką ir pastangas mokytis, suprantant įvairių naujų technologijų programų naudojimą. Technologijų nesaugumas. Tai yra susijęs su situacijomis, kurioms esant darbuotojai jaučiasi nesaugus dėl galimybės prarasti savo darbo vietas, būtent dėl atsiradusių naujų technologijų, arba dėl žmonių, kurie turi geresnį supratimą apie naujasis informacinės technologijas. Ir paskutiniai technostreso tokia kaip priežastis, tai yra būtent technologijų neapibrėžtumas. Jis būtent susijęs su aplinkybėmis, kai nuolatiniai informacinės technologijos pakeitimai yra atnaujinami, darbuotojus verčiant nerimauti bei nuolat mokytis, šviestis patiems apie būtent jų svarbą. Na, o dabar mano kolegė pratęs būtent mūsų atliktą statistinį tyrimą. Taigi, priėjome pačią svarbiausią dalį, tai yra statistinį tyrimą. Tai yra svarbiausia dalis, kadangi atlikome apklausą ir iš užduotų klausimų, jų atsakymų ir gautų duomenų mes galėjome padaryti tam tikras išvadas ir pateikti rekomendacijas. Taigi atlikome statistinį tyrimą mažesnėme miestelėje, kadangi mes įsikėlėme tokią teoriją, jog mažesnėme miestelėje įdiegus darbo aplinkoje naujasias technologijas, technostresas patiriamas žymiai daugiau ir jo poveikis yra stipresnis. Taigi atlikome, tyrimo objektas yra Vilkaviškio miesto mokyklų mokytojai ir įsikėlėme tokį tikslą, tai yra įsiaiškinti, ar šių mokyklų mokytojai patiria technostresą ir jeigu taip, tai kaip tai paveikia jų sveikatą bei koks poveikis jiems yra daromas šio reiškinio. Toliau įsikėlėme 3 uždavinius
Tai yra ištirti, koks daromas technostreso poveikis savijautai. Toliau norėjome apžvelgti technostreso keliamus padarinius sveikatai ir taip pat išanalizuoti technostreso išvengimo būdus. Tai yra svarbiausia dalis. Taigi, atsiprašau, aš nesklandamas, tęsim toliau. Ir tyrimo respondentai, pateiksiu tokią kaip ir analizę tyrimo respondentų. Tai, kaip ir minėjau, apklausime 3 Vilkaviškio miesto mokyklų mokytojus ir iš viso apklausta 100 mokytojų iš 160 dirbančiųjų, tai maždaug apie 63% visų mokytojų. Iš lentelės galima matyti, jog didžioji dauguma dalis apklaustų mokytojų yra vyresnio amžiaus, o jaunesni yra mažesnioji dalis. Ir dabar pateiksiu tokius įdomesnius klausimus, kuriais įsiaiškinome ir padarėme tam tikras išvadas. Tai mes turime įsiaiškinti, kaip mokytojai prisitaiko prie naujų technologijų ir kaip jas priima. Tai didžioji dalis mokytojų, kas mus labiausiai nudžiugino, tai pareiškia, jog priima teigiamai, nes palengvina darbų atlikimą. Taip pat, tačiau mažesnioji dalis pasiskirstė taip ir pasakė, jog jaučia įtampą, kai pasikeičia virtualios darbo priemonės darbo aplinkoje. Ir tik maža dalis apklaustųjų pareiškia, kad jaučia tokius požymius kaip pervargimą, nervingumą arba irzlumą. Ir mums buvo labai svarbu sužinoti, ar vis dėlto patiria būtent sveikatos sutrikimų dėl šio reiškinio kaip technostresas. Tai mus nustebino, nes mažo miestelio mokytojai pareiškė, kad visiškai nepatiria technostreso, 73%, ir tik 27% pareiškė, kad taip. Toliau norėjom sužinoti, koks yra technostreso poveikis šių mokyklų mokytojų savijautai. Taigi matome, nuomonės pasiskirsti gana taip tolygiai maždaug ir didžioji dauguma dalis mokytojų pareiškia, kad jų atliekamas darbas pakankamai neįvertintas. Tai čia tikriausiai turime omeny kaip ir atlyginimo prasme. Tai yra, kad įvedus nesas technologijas, jiems nepakelime atlyginimą už tai, kad jie turi kelti kvalifikaciją ir tobulėti. Taip pat mokytojai pareiškia, jog sudirgsta dėl triukšmo, dažnai jaučia nuovargį. Ir visi kiti, kaip padažnėjęs galvos skausmas ar nuolatinis nerimas, akių skausmų patyrimas, tai buvo tokie kaip ir nežymus pojūčiai, juos pažymėjo labai mažai mokytojų. Taip pat man buvo svarbu įsiaiškinti, ar technostresas turi įtaką jų darbo našumui. Ir čia nuomonės pasiskirti taip gana tolygiai, bet skirtingai. Tai 37% pareiškia, kad nejaučia jokio streso ir jokios įtakos darbo našumui. Tačiau 36% tai yra panašiai kaip ankstesniai, pasakė, kad vis dėlto technostresas žemina darbo našumą. Ir 19% pareiškia, kad skatina susitelkti ir atlikti darbus greičiau. Ir visi likusiai pasakė, kad palengvina užduočių atlikimą. Tai kokios vis dėlto yra nerimo priežastys dėl naujųjų įvestų informacinių technologijų darbo aplinkoje? Tai didžioji dalis mokytojų pareiškia, kad jie jaučiasi perkrauti informacijos, jiems per sunku ją susidoroti. Taip pat, kas mums atrodė taip keista, jie galvoja, kad atrodys kvailai prieš kolegas, nemokėdami sėkmingai dirbti su kompiuteriu. Ir taip pat visi likusiai pažymėjo, kad jie bijo, jo gali sugadinti programą, patį kompiuterį arba ištrinti labai svarbią informaciją. Taigi pats paskutinis klausimas ir bene svarbiausias, kaip būtų šio reiškinio technostreso galima išvengti. Tai čia vėl kaip ir nuomonės tokius pasiskirstė, tačiau mus, kas labiausiai nudžiugino, tai nei vienas mokytojas neįsižada naujų technologijų ir jie negalvoja, kad reikėtų nekeisti senųjų technologijų naujomis arba vengti naujų informacijų technologijų. Tai yra labai iš tikrųjų džiugu. Tačiau jų toks kaip ir noras būtų, kad tam, kad būtų galima išvengti technostreso, reikėtų gauti lengvą, patogią, lengvai suprantamą programinę įrangą arba dažniau dalyvauti mokymuose, seminaruose
apie naujoves taip pat, diskutuoti su kolegomis ir keistis informaciją apie naujasis informacinės technologijas. Taigi ir mūsų darbo padarytos išvados, tai kad Vilkaviškio miesto mokyklų mokytojai nepatiria iš tikrųjų stipraus technostreso poveikio. Taip pat jisai neturi didelės įtaikos ir sveikatos sutrikimams. Pasikeitus naujosiams technologijoms patiriami tokie tiesiog šiaip pojūčiai lengvi, kaip padažnėjęs galvos skausmas ar jaučiamas nuovargis. Ir anot mokytojų pats tinkamiausias būdas technostreso išvengti yra gauti patogią, lengvai suprantamą programinę įrangą. Tai tiek, ačiū už dėmesį.